Sveiki visi. Šiandien svečiuojuosi šaunioj vietoj, kurioj aš ir pats mielai gydyčiausi, jeigu būčiau šuniukas. Verslas verslui, bet niekada negalvojau, kad teks susidurti su veterinarijos verslu. Ir šalia manęs sėdi gydytoja Agnė, kuri savo profesiją pavertė verslu, kuriame dirba ne vienas žmogus ir į kurį kviečiami visi augintiniai, kurie ne tik turi bėdų, bet šiaip nori turėti fainą veterinarą gydytoją, kuris galėtų reikalui esant tuo augintiniu pasirūpinti. O šeimininkai galėtų būti ramesni, nes jais rūpinasi tikri profesionalai. Tai labas, Agnė. Sveiki. Kaip gyveni? Puikiai. Čia standartinis klausimas jau tampa. Kaip vasara? Puikiai, šilta, smagi, taip. Tai aš pristatau įvairiausius verslus. Jau buvom ir interjero salone, ir vertimų biure, ir medicinos centre netgi apsilankyti teko. Ir dabar noriu pakalbinti tave, veterinariją. Ar tu iš karto turėjai tokį planą kurti verslą su veterinarija? Ar iš pradžių tapai gydytoja ir neturėjai tokios minties, kad tai taps kada nors tavo asmeniniu tokiu verslu? Ne, niekada negalvojau, kad turėsiu savo veterinarijos gydyklą, niekada gyvenime. Bet atėjo toks laikas, kuomet nori augti ir tobulėti. Šitą idėją ir atsirado Happy Vetas. Ar sunku buvo peraugti iš tos gydytojos į tą, nepyk, bet pasakysiu, verslininkę? Beprotiškai sunku, dėl to, kad turi samdyti ir žmonės, juos išlaikyti ar ne su jais dirbti. Tai yra tikrai labai sunku. O mintis šovė vieną naktį sapnuojant, ar tai buvo normalus planas, ar kažkas paskatino žengti tos žingsnius? Taip, tai buvo paskatinimas, tai buvo vasaros laikotarpis, žinoma, paskatino mano antroji pusė. Vyras, ne? Vyras. Parazitas. Parazitas. Iš karto iš komforto zonos priverčia išeiti. Kodėl tokią vietą pasirinkot? Kodėl šitoj lokacijoj? Nes Klaipėda yra didelė, Lietuva šiaip yra didelė. Pirma, kad esam abu klaipėdiečiai, tiek mano vyras, tiek aš, tai esam gimę, augę Klaipėdai. Tai dėl to ir norėjom kažką plėtoti pačioj Klaipėdai, ar ne? Tai aišku, čia yra Klaipėdos rajonas, norėjusi sukurti kitiems žmonėms komforto zoną, kad nereikėtų važiuoti į miestą per kamščius. Taip pat norėjusi sukurti labai jaukią aplinką, tai mums tai yra tikrai labai pavykę. O negali būti, kad dėl jūsų dabar kamščiai įslengius ir į trušelius kalba? Tikiuosi, kad ne. Nes man atrodo, kad spūstis važiuojant pas jūs čia tikriausiai viskas dabar aišku. O sunku buvo apsispręsti ties, kad atskiras pastatas, ar buvo kažkokių kitokių svarstymų? Ne, nebuvo sunku apsispręsti, kad tai turėtų būti atskiras pastatas. Atskiras pastatas, manau, visą laiką turi būti, vien tik dėl to, kad nebūtum priklausomas nuo visų kitų žmonių. Plus, kad nemaišytum kitiems žmonėms, ar ne, jeigu tai yra gyvenamasis namas. Tai nes čia tiesiog turi daugiau galimybių save išreikšti. Gerai, kiek laiko jau klinikai yra, kiek metų? 4 metai. Per 4 metus, kas pasikeitė per 4 metus? Oi, labai daug užaugom, iš tikrųjų labai daug. Kai prisimenu pirmus metus, tai klinika buvo absoliučiai tuščia, o dabar turim beprotiškai daug aparatūros, kuom aš labai džiaugiuosi, turim kolektyvą, pilną statusą, tai tikrai, wow, pasiekėm labai daug. 4 metai tobulėjimo, o kas toliau, tai jeigu čia prisipildė patalpos gydytojų daug, yra kažkokių planų priestatas, 2 aukštas? Labai daug idėjų, labai daug. Veterinarija tai yra neišsemiamas dalykas, absoliučiai. Galim žengti tais laipteliais aukštyn ir manau taip ir tuom ir remsime savo gyvenime, kad važiuosim toliau. Tai augintinių ligoninė, čia mažiausiai koks planas, ar ne? Pagalvosim. Paslaptis. Kur semiesi idėjų ir kur kyla tos geriausias mintis tau asmeniškai? Šiaip turim labai daug draugų, kurie yra veterinarijos gydytojai, tai semėmės ne tik iš Lietuvos veterinarijos gydytojų, bet ir iš užsienio veterinarijos gydytojų, kurie yra vyresnio amžiaus, patirties turi ypatingai daug. Tai pagrindai idėjų semėmės iš jų ir aišku, mano viena iš stipriųjų pusių tai yra mano antroji pusė, mano vyras, kuris veža mus į priekį. O negali būti, kad kaip rankinę granatą numeta idėjas ir tu kapstykis po to? Dažniausiai taip ir būna, tai aš mėginu išsikapstyti ir man visai pavyksta.
Bet pradeda patikti jau, aš taip suprantu. Ar visgi labiau veterinarijos gydytojos pareigos labiau patinka? Gydytojos pareigos tai mano yra vienas iš prioritetų, iš tikrųjų, man labai patinka gydyti ir aš sakiau, kad aš esu gydytoja, o toliau viskas vyksta labai labai organiškai ir faktas, kad mums sekasi, tai aš dėl to džiaugiuosi, tai organiškai viskas super. Iš ko susideda kolektyvas ir koks yra išskirtinumas, aš žinau. Taip, šiuo metu yra 4 gydytojai, išskirtinumas yra tas, kad aš visą laiką priimdavau tik tai moteris, bet dabar turime ir vieną vyruką, tai čia vienas iš tų išskirtinumų, kad į mūsų kolektyvą yra vyras. Ir niekada nesakyk niekada. Ir niekada nesakyk niekada, ir tai yra tikrai gerai. Tai vienas iš tokių išskirtinumų. Pradžiai žmonėms buvo labai keista, kai telefonu atsiliepdavo vyriškas balsas, o dabar jau visi yra pripratę. Tai labai džiaugiamės. O esi kada nors sudvejojus, ar esi savo profesijoje ir ar esi savo vėžiuose? Nu, nežinau, gal yra buvę kada nors tokių minčių? Tai būna labai dažnai iš tikrųjų, dėl to, kad yra šitoj profesijai mes turim ir nesėkmių. Tai visą laiką, manau, kad kiekvienas veterinarijos gydytojas yra pagalvojęs apie tai, kad tai yra nesėkmė ir man tiesiog reikia viską mesti, bet pagaliau atsiranda tam tikrų gerų dalykų ir gerų istorijų, kas veža tave į priekį ir tie nuosmukiai nėra tokie prasti, tai reiškia, kad geros istorijos, jų yra daugiau ir mes tiesiog važiuojam visą laiką į priekį. Ko galėtum pasididžiuoti? Klinika. Klinika, iš esmės. Tik tai klinika, taip. Tai reiškia, viskuo, kas yra klinikoje. Mes beprotiškai džiaugiamės, kad per 4 metus mes turim tokį augimą, kad patys nesitikėjom, kad taip gali vykti mūsų gyvenime. Ir kaip tu išmokai mane tą žodį organiškas, tai viskas vyksta labai organiškai ir dėl to esam labai laimingi. Pasidalinti didžiausių komplimentų gal galėtum? Ar yra klinika gavusi kada nors kokį komplimentą, žinutę, nežinau, gyvą atsiliepimą apie jūsų kliniką, kuri jūs geriausiai apibūdintų galbūt? Aš tokį keblų sudėtingą klausimą sugalvojau, soriukas. Labai sudėtingas klausimas, žiauriai. Bet tiesiog paprasčiausias dalykas, kad tų atsiliepimų mes gaunam tiesiogiai, tiek mano kolektyvas, tiek aš. Tai tiesiog mus veža į priekį ir aš esu labai dėkinga tiem žmonėm, kurie parašo, pasako, kad jūs esat faini, kad viskas yra gerai, kad jūs mums padėjot. Tai tie atsiliepimai tikrai duoda daug naudos. Slaptą ginklą turit? Kaip konkuruojat su kitais? Paliekam darbo kokybei ir darbo kokybės kėlimui. Tai, o šiaip slapto ginklo tikrai neturim, stengiamės būti ypatingai sąžiningi, niekada nesakom blogo žodžio apie savo kolegas, niekada, tai tuomet džiaugiamės. Meluoja iš tikrųjų, meluoja. Slaptas ginklas yra ir nepaslaptis čia. Kiekvieną kartą, kai ateini, šypsena iki ausų ir visų dažniausiai gydytojų ir net nepaslaptis, kad čia gali jaustis gerai, jaukiai, netgi užeidamas ne dėl gyvūnėlio, o tiesiog pasisveikinti. Tai čia nesigiria tiesiog, man atrodo. Tai gerai, aš linkiu sėkmės šitam fainam versle, kurio matau degi ir kurį nori dar ten tobulinti, lauksintų dangoraižių triušeliuose čia prie Klaipėdos, kad būtų užrašyta Happy Vet, žinai, dideliam raidėm ten gydykla, klinika, laboratorija, ligoninė ir ten dar stovėjimo aikštelė požeminė ir, žodžiu, visos idėjos, kad įsigyvendintų. Ko pati savo galėtum palinkėti? Plėstis, tobulėti ir žengti tik pirmyn. Taip, ačiū. Mes kalbėjom su Agne, jeigu reikia veterinaro Klaipėdoje ir aplink ją, o gal ir iš Vilniaus norėt atvažiuoti, viskas tvarkoj, visada jūs priims su šypsena ir jeigu augintiniui reikia spręsti kažkokius tai dalykus arba tiesiog profilaktinio apsilankimo, Happy Vet, veterinarijos daugiaprofilinė klinika jūsų paslaugoms. Jei!